nebus kamščių. O ta klaida ir tokia. Pilių magnatas. Zbitkininkai. Esu priženklą. Dandžia. Čia yra mandagumo reikalas. Kiek galima. Iškart istorijas. 1215 metras. Labdeinėlį. Naujas epizod, nauja diena, naujas aš, nauji jūs. Ava tie pasakys, aje. Kon galvojau, į taip ir išgalvojau. Žinot, kom padarysiu. Antrą dalį. Pilių magnatas. Pilių magnats. Lekam aplankyti porą pilikių. Į stovinčių da, į nestovinčių. O kodėl ne? Kodėl ne? Važiuonam, pasižiūrėsim. Kelionis laiks ir nunamų į kitos piliais apie valandą laiką. Visai iš nuotraukų gražiai atrodo. Gaila, kad tik drūna, ne, turbūt jau apskrėtis pakėlis. Bet nieko, tai davai, varom į mašiną, įvažiaunam. Kaip sakant, kur išvažiavėms iš Londoną, nebus kamščių. Kaip visą laiką, kai tradiciškai pasisakom, kad ir kamšteliai, kamštukėliai, kamštukenzai. O šiaip tai saulė šviečia vėl, plus 29, man atrodo, kokiais temperatūrėlis. Lieka važiuoti apie 36 minutėlis. Taip smagiai važiuonas, visai muzoną klausom. Nu ko, toliau tada paveizikėt, kol važiausiam. Ir man atrodo, susitiksiam jau Večikėje. Už manęs nepilsda, bet fontanėlis. Ne fontanėlis, bet fontanėlis. Fontanėlį turim tokį. Neveikontis fontanėlis. O paėjęs biškioką toliau. Aišku, pro vartus neįsam, bet ateisam iki kažkokios veitėlis, kur jau biški pro mažus medžiukus jau matos. Gerai, tai šiaušam greit iki piliais. 3, 2, 1. Viskas, priėjom Hadlig Castle. Piliai buvo pastatyta, reformuota. Čia buvo nėra visai kaip pelna pilis, ir piliais likučia. Bet kaip sakant, kaip pilių magnatau, tai čia ir geras taškėlis. Čia žmonės dabar vaikštai, nei trokda, nei. Tai atsiprašom, bet reikia atsiprašyti, paklausti, netrukdot, jeigu ką. Čia yra mandagumo reikalas, kiek galima. Čia filmavimas vyk, DNR filmuoja. Pilių magnatą, antrą dalį, hebra. Jūs įsivaizduonat, mes antrą dalį filmaunam. Ir iš karto po kalną jau turėtų jums prasidėti tai gražus vaizdą, ko laukėt. Aš nelipinėjau, aš tik atsisėdau. Į šitą turim. Iš tikrųjų, jeigu įsivaizduojus, ką man čia atrodė, blemba, turėtų būti gražiai. Nie didelė, nebuvo tikrai didelė. Ir likučiai išlikė akmenuką, bet matau vis burdiūrs aplinkau, kokią maždaug dydžiaus buvo. Turim bokštėlį. Vienas bokštėlis, da posim išsilaik. Neteik daug pietenais tų akmenų, bet da biški tors, marvėlis tor. Čia irgi kažkoks palikėms, da išliekis. Sakau, daug istorijos hebra neprisiskaičiau apie šitom pėlį. Iki čia buvo važiuoti grina apie 55 minutės nuo Londono. Čia man atrodo prie pat Tilbury'aus ir tai pati ta jūra čia jau išeina. Jūra plaukus kutena, kai spaudžiu aš pedalą. Ir einam gal pasižiūrėsim prie kieto bokšteliaus, ne? Sakyčiau, ten gal bus geresnis vaizdėlis bus, bet esu padaręs labai didelį klaidą. O ta klaida ir tokia, nes esu su žliurėm. Čia, žinok, labai prastas pasirinkims. Jeigu dar reikės vaikščioti, nes atradom da porą pilių, kuris įvarysiam apžvelgti. Ir jeigu jau išžiūrėjot iki pat pirmos pilies, prašome, nepamirškite paspausti like, paspausti subscribe ir parašyti kokį komentarą. O komentarai padeda algoritmui. Algoritmėlį pakelsit moną. Tai patį vėdu jau tuo paskutinį išliekus aukščiausias dalykėliaus. Ir aš matau, bet jeigu man pavyks prizoominti, matote, nei kažkokiai surašyti pavadinimą į kiekvienam langį. Tenai surašyti, ne, tenas ne, bet ten jau išgraviruojate
Nu nebent kokie vakalėlė tenai subėgian, užlipen parkur. Ir davotina irgi ir va ant to vieto šitą grina. Ir visokie iš tą į longs, o kum per longą ruod. Kas jums sušliurėm lėti? Bandom gal, ne? Bet jeigu nusivalinsiu, tai čia bus blogai. Čia bus piragai. Nu į kum per langėlį turėm. Žiūrėk, mergaičių turėm. Šitą. Hamėlėn savo. Ko, jūs hamėlinat? Jau gerą tą, ne? Nu, taip gražu. Un ta per lang matys kits bokštėlis dar. Nu jau tos mergaitės čia jau tikrai man sutrukdė visą tą vaizdą. Nu ar taip gražu? Atrodo. Bet čia kap galėčiau nenusarmuosi nuo mergaitėms irgi nesutrukdžiau. Nu bet aš čia matau čia. Jau, ampač galiak. Jau įtrukimai visokie. Nu galėt kažkoks įda ten viens langėlis. Na bandom užlėpti. Bet jau labas statė. Ten dabar šiok buvo toks, aš žinau, palipėm. Pabandysiu užlėpti. Dams ir džentelmenai. Vos nenukritau. Jėzus Marija vis gimenėms projekts prabėga. Labą vėjota čia. Atrodo, kapustų į nupūstų. Bet niek, geras langs, gaila, ka furtkių nėra. Nugi kon tik tą buvau. O, bet kažkas į akį krėt. Tu jau čia įkrita, ne? Nu ir viskas. Komentarus galėt parašyti. Aš čia skaitos pilis, a pilies likučiai. Aš manau, kad čia pilies likučiai yra. Davai, jūs į komentarus šaunat. Rašot perms numeriuks, pilis, a ne pilis. Į lekam, į kiet pil. 1, 2, 3, važiuojam. Spėkėt į kokią dabar veičėlį atšiaušėm. Tai atvarėm į Einsfordo pilį. Katrabova pastatyta 1261 metas. Čia skaitau visko. Šitą. O, tok pilėki. Kas iš anos dabar likien yra? Tai irgi nieka gera. Antra tokia pilis. Aš dabar tai pasirinkau, kad reikia įveizėti toks piliks, kur anos jau visks, jau ant pabaigos laikos. Tai konki Britanzai, prieš pat jumis noriu aš jums pristatyti antrą pilį, šios dienos pilių magnato, antrą dalis. Nėra iš pačių didžiausių. Aš manau, nieka nėra. Daug čia ko nepažiūrėti iš tikrųjų. Per nuotraukėlis atrodė žymė didesnė. Žymė gražiau. Iš oro gražiau, bet neleidži čia nedronačkiaus kelti nieka kažkodėl. Hibitted. Nu bet ko, visai nieka, nepasakyčiau. Šitą seinėlis, jį pastatyts aplinkau. Maža tokia pilikė. Antra šiandienos tokia va. Ir manau, labai fainiai. Ir konda galėčiau pasakyti apie jo, kaip jau sakiau, Ana ir statyta gan senai. Einam iškiok prie informacinio lapelio. Pasidomėti. Atvažiavau, net nežinau, kokį pilis. Tai vidau pilies. Tai jau, pažiūrėjau, parodysiu, kaip atrodė. Vakap. Taip turėtų atrodyti. Čia pats vidus. Inside the castle. Praėjams. Takėlis. Čia man atrodo vandens dar turėjai galbūt. Nu gal buvau biškėlį užsipylėn, nes til toks tai ir. O dažniausiai gyvūndin pildavo, kad neprieit, kai švarbalė, adakas nors su kokias arbaletas čia. Nepraplauk. Nu tikrai galiu pasakyti, esu labai nusivylis šito objektų. Galvojau, kad bus įdomiau. O dabar čia niek. Visur, tik danger, keep out. Visur, žiūrėkit. O, prašau. Danger, keep out. Niek. Nei lungų nemačiau. Nu va, gal čia lunga. Be ką nueit kažkur, užlėpti, tai nelaba. Nueinam pavyzdėsiam šitą dar yra toks, sakap, nuėjėm. Ten ton trobelį, kur matėt per to nuotrauką tenas. Ir trobelėlį čia dar tokį išlėkusi. Tai ir laipučikas, tai galiam laiputės užlėpti ir gražiai nusileista jie. Tai kaip manot, komentaruose įrašom, pirma jums gražesnė vietelė, ar pati antra gražesnė jums ta vietelė. Šitą aš jau nusileidau. Nu gali čia visai nieka. Nu kaip jūs manot, kas čia dabar?
This Wondercraft or sellers used for storage. Nu, čia jau daiktadėžėm visokiems susikraut, man atrodo, šaldytuvų, snaigių čia buvo tų šaldytuvų. Žinot, atsimenat snaigį šaldytuvų? Tai čia tų čia buvo prisidėjant visokių mikrobanginių, aišku, čia buvo prisidėjant mikrobanginių. Žiūrėk, galim jau praeiti. Nu, gal čia, žiūrėkit, ir variantėlis. Bet čia jau niekur nebenuėjais. Ne, čia jau niekur nebenuėjais. Absoliutė, turėjom kažkuo irgi. Vės iš tokių akmenų. Akmenuką šitą. Gera, gera visai. Atrodo. Viršovo tepšta paprasta. Nieka daug, nieka įspūdinga. Visks. Ikon. Reikės liekti jaučiu iki trečią finalinę objektuką. Dar vein ratarėlį. Ratatuką apeinam, matau, vein longą, einam prie to longeliaus, pažiūrėsim ir vietai žunkla, danger, kam man nepatinka, ne? Čia tai jau galėtum iškėlį, nukrėsti, išsitaškyti šitą veizėkėt. O taip, ir longelis. Ei, va toks longelis. Nu, danger, nu einam, ko ne? Nelaužysim gi taisyklių, laužysim, nelaužysim. Čia niek nebuvo, tai galiai, prašom, takėlis jūsų. Praeinam tada iško, ne? O ko čia mes stovėsim vis vieto? Nu, nebejokaukit. Čia mes buvom kontaktą, ten, kur snaig šaldytuvas stovėdavo, čia senovė. Šaldytuvai, snaig, sako. Nu ir longelis. Šito čia kaiminėlis išlįsdavo jaučiu. Sakydavo, muzik pritylink. Nu to tentei, kur gyventojai, muzik išjungs. Nu gera, kad čia kuoj neįstrėgda į metalus. Nu viskas, apėjom. Nu tai konsolos, mėly gyventojai, važiuonam į trečią finalinį šiandienos objektą. Tikiuosi, iki pat čia dar žiūrėjo, tai irgi nepamirštam paspaust laikučiau, suskraibučiau, nes jeigu nesuskraibins ausai, negausi. Ir tuomet, žinot, ką padarykit, komentarą šaukit. Pirmą ar antrą jums gražesnį veitėlį. Nu kon, atvykom į paskutinį tašką, tai trečia išlikusi stovinti pilis, bet jau nelabai čia pilis iš tikrųjų turi žiauriai greit skubėti, nes batierkai išsikraun kameras. Nu kas čia dabar? Nepakruojau pilnai. Tai už manęs, gerbėmieji, paskutinė pilis ar arka, bet rašė, kad čia pilis. Tai pasižiūrėkit patys. Jums, chebrytė, bus nuspręsti pirmas variantas, antras variantas ar trečias variantas gražiausias, bet prie šito aš negaliu niekai prieiti, nėra šansų, nes ir vėla su spigliukais įda šitie aštrus dalykėliai. Ir, na, nei skanus jį, nu, bet niek nepadarysi. Tai va taip, gan gražu. Norėtus, aišku, į patį vidų įreit, į patį vidurioką, bet tik tais toks priims per nuotraukas atrodė žymiai, žymiai kitaip. Išsilikęs paskutinis toks eksponats, tiek ir te turim. Tur, chebrytė, pereit ant telefoną, viskas kamerytė mirė. Aišku, su garsu irgi ne kažkas bus. Tai dadedu tokį pasakymą, tai kad jo, šitą vietą čia ir paskutinis taškelis, nes nuėjau paveizėti kažkur kitur atžedafir. Bet nieko nematau. Šitą. Viskas. Va toks vaizdelis. Ir tiek. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjot. Susitiksim labai greitai. Dar ir daug kelionių. Tai chebrytė, likite kartu. O aš važiuoju toliau.